iš tikrųjų geros varžybos, ganėtinai tokios pilnos kontakto, stiprių stumimų, nežinau kaip čia pasakyti, tokio kontaktinį žaidimą šiandien buvo tokio ir ant baudos ribos. Tai iš tikrųjų, manau, turėjo patikti ir tiek žiūrovam, tiek mums davė naudos, kad ukrainiečiai ant galo dar labiau sustiprėjo, ta prasme, pradėjo dar stipresnį žaidimą žaisti. Pasistumdė truputėlį, tokios varžybos į naudą iš tikrųjų. O kontaktinis krepšinis labiau lietuviam naudingas ar ukrainiečiai? Parankus? Ką žinau, iš tikrųjų turim ir mes tų žmonių, kurie gali atlaikyti pakankamai. Bet manau, kad gal jiem parankesnis truputėlį. Kaip paties sportinė forma, tai vertina sunku įsivažiuoti? Tai dar ta sportinė forma, tai tokia, ką žinau, dar reikia truputėlį palakstyti, gauti varžybinę sportinę formą, ne tik ten, ką žinau, jau aikšteliai atrodo jau nepritrūkstų oro, jau bėgasi viskas gerai dar, tik tais reikia truputėlį dar to žaidybinio laiko ir kad įeiti tą varžybų ritmą ir manau viskas bus gerai.